Šios vėjo jėgainės jau kelis metus sukasi Kretingos rajone, nors čia žmonės nuolat skundžiasi dideliu garsu, šešėliavimu, žemių nuvertėjimu, tačiau prieš keliarius metus gyventojams pavyko nuversti tik vieną jėgainių parką. Vėjo jėgainės Klaipėdos apskrityje sunkiai skinasi kelią. Klaipėdos rajone suplanavus keliuose kaimuose pastatyti malūnų parkus, tam kelią užkirto vietos gyventojai. Jie išsikovojo, kad būtų rengiamas specialus planas, numatantis konkrečias vietas, kur galėtų stovėti tokie malūnai. Politikai pritarė, kad vėjo jėgainės gali būti statomas ne arčiau kaip 2 km spindulių nuo gyvenamųjų namų. Numačius tokius ribojimus, specialaus plano rengimas sustojo. Kol kas tikrai sudėtingai sekasi įtraukti tas nuostatas, kurių paprašė Klaipėdos rajono savivaldybės taryba. Atsiranda tokių dviprasmybių, dėl to užstringa pačio dokumento parengimas. Mes gaudami jų pateiktą medžiagą, randame dviprasmybių. Dėl to prašome jų pataisytis. Ir tai užtrunka. Dviprasmybių tai kokių čia? Atsiranda galima ir taip, o mūsų taryba pasisakė labai aiškiai. Tai turėtų būti įtraukta būtent ta nuostata. 2 km spindulių, ne arčiau. Kad gauti 2 km atstumu nuo planuojamos vėjo jėgainės, 2 km atstumu šitų žemės sklypų savininkų raštiškus sutikimus. 48 000 litų kainuojantis specialus planas turėjo būti baigtas kovo mėnesį. Plano rengėjų negąsdina gresiančios sankcijos. Kai kurie savivaldybės specialistai nuogąstauja, kad plano rengėjai, kuriems mokami pinigai, ranka rankon dirba su vėjo jėgainių statytojais ir vis bando išvengti politikų reikalavimų. Galima sakyti, kad jis yra gerokai užstrigęs. Kada galima pabaiga? Kai tik tai rengėjai atsižvelgs į mūsų pastabas ir taryba pritars pateiktai koncepcijai. Šilutės rajone pastatytas 17 malūnų parkas dar nesisuka. Tam kelią užkirto taip pat gyventojai. Jie teismuose bando įrodyti, kad vėjo jėgainių parkas išdygo neteisėtai. Kol kas gyventojai vieną bylą pralaimėjo, tačiau palaikymo tikisi Strasbūre. Traukinys rieda, mes einam prieš traukinį. Tokia situacija, kaip sakant, aferistų ir gyvulių valdžioj nieko naujo. Kaip tyčiojasi iš žmonių, taip tesityčioja. Mes turime projektą to parko, ten turi stovėti 6 jėgainės, stovi 17. Aukštis turi būti toks ir toks, yra žymiai aukštesnis. Lietuva yra išsikėlusi uždavinį. Iki 2020 metų turi būti įrengta vėjo jėgainių, kurių galia siektų 500 MW, maždaug apie 250 jėgainių. Šiuo metu malūnų galia siekia tik 200 MW. Energetikos ministras tvirtina, kad vėjo jėgainių statytojai turėtų dėrėtis ir ieškoti kompromisų su besipriešinančiais gyventojais. Visus projektus reikia aiškinti gyventojams, jų teikiamą naudą ir be abejo taip pat tie projektų savininkai, kurie vysto projektus, ar tai būtų vėjo energetikos projektus, jie irgi turi atsižvelgti ir bendruomenių keliamus klausimus. Šiuo metu nėra galiojančių teisės aktų, kurie numatytų, kokiu atstumu nuo gyvenamųjų namų turėtų stovėti vėjo jėgainės. Tai paliekama spręsti vietos politikams. Dėl to, manoma, ir kyla nesutarimų tarp vėjo jėgainių statytojų ir gyventojų. Reporterė Gintarė Butkienė, Klaipėda.